team and another team. Vaikai užsiriša prijuostes, pasiskirsto komandomis ir traukia užduotis. Jose angliškai surašyta, kaip paruošti patiekalą. Bet neapsirikite, čia ne Anglija ir ne technologijų pamoka. Taip netradiciškai gamindami maistą Kėdainiškiai neformaliojo ugdymo įstaigoje, kalbų mokykloje semėsi užsienio kalbų subtilybių. Tad, kad viską atliktų teisingai, diskutuoja ne vien angliškai, pasitikslina dar ir lietuviškai. Ką reiškia tie dils? Agūkai. Ne. Agūkai. Krapai. Teisingai. Krapus pjaustysim. Pjaustyti su Laišku. Ieva. Būna laišku. Ieva. Mažieji šį kartą gamina šaltibarščius. Jie neseniai išrinkti populiariausią šaltą sriubą pasaulyje. We're gonna be making cold beetroot soup. Mes visą mėnesį mokėmės apie Lietuvą. Ir šaltibarščiai ir Lietuva turbūt tikrai neatskiriami dalykai. Artėja vasara, šiltas sezonas, tai išmokti šaltibarščius ir trečiokui labai naudinga. Trečiokai kaip įmanydami stengiasi. Why? I don't know. Not cut, but peel the egg. I'm helping her cut eggs so it could be easier for her. Tarkuoja burokėlius, maišo pieną su kefyru, beria druskos ir vis pasitaria, tai gimtaja, tai užsienio kalba. We are putting eggs in our soup. Paragauk, ar užtenka druskos. Okay. Mokytojas jūsų klausia. Man padėjo, leido. All good? Kalbų mokyklos direktorė pasakoja, kad idėja įrengti pasaulio kalbų virtuvę gimė norint sudominti ir vaikus, ir suaugusius, mokytis užsienio kalbos. Tokia erdvė įrengta tik šiemet. Kad būtų ir įdomiau, ir gal mūsų tiesiog smegenys, imliau priimtų tuos dalykus, kurių mums būtinai reikia. Tai mes ir galvojame, kaip tą mokymąsi, tam tikrų naujų dalykų išmokimą paversti maloniu, patraukliu ir naudingu dalyku. Čia viskas kaip tikroje šiuolaikiškoje virtuvėje. Įranga, indai, dideli stalai ir gaminimui, ir ragavimui. Bereikia fantazijos, kokį patiekalą pasirinkti. Gaminame, ragaujame įvairiausius patiekalus, būdingus mokomos kalbos šalies kalbai ir kultūrai. Tad štai šaltibarščiai jau pilami į dubenėlius ir mažieji ragauja ir įspūdžiais dalyjasi, kaip sekėsi šeimininkauti angliškai ir ko išmoko. Manau, kad sunkiau daryti angliškai. Kodėl? Nes aš nelabai jau taip gerai suprantu anglų. Aš mokėjau visus angliškus žodžius ir man buvo lengva gaminti. Nelabai supratau, nes aš tik supratau žodį kiaušiniai angliškai, daugiau nieko nesupratau, reikėjo klausyti. Pamokoje, kai sėdi, tiesiog kartais pasidaro nuobodu, bet kai darai valgyti ir mokinėsi, tai smagiau. Labai patinka mokytis, kai jie tokioj namų aplinkoje ir jiem net neatrodo kartais, kad jie mokosi, tiesiog gyvena tuo, bet labai daug išmoksta. Tas išmokimas gal pasimato ne taip iš karto pamokos pabaigoje, bet šiaip jiem labai lieka. Mokiniai jau kepė ir keksiukus, gamino vaisių salotas. Kai kurie vaikai čia pirmą kartą į rankas paima peilį ar padengia stalą. Kėdainių kalbų mokyklos programuose dalyvauja apie 700 vaikų ir suaugusiųjų. So, enjoy your meal. Thank you.